Tūkstančiai architektų ir inžinierių reikalauja naujo rugsėjo 11 įvykių tyrimo, remiantis brolių dvynių bei pastato numeris 7 griuvimo analizę. Būtų įdomu sužinoti, kiek iš čia esančių žmonių jau yra girdėję apie šią informaciją. Gerai, o dabar rankas pakelkite tie, kas apie tai negirdėjo. Gerai, tik tai keli nežinojo. Ir tai tik parodo, kiek daug žmonių iš tikrųjų apie tai žino. Reikalas yra tame, kad jei pažvelgtumėte į tarptautinę žiniasklaidą, tai pamatytumėte, kad ši tema yra tenais gan drąsiai aptarinėjama, bet jei grįšit namo, tai pamatysite, kad čia drąsos ženkliai mažiau ir tai, kas akivaizdu architektams ir inžinieriams šioj šalyje, yra visai neskelbiama. Taigi, kai architektų ir inžinierių organizacija buvo surengusi spaudos konferenciją San Franciske vos prieš keletą savaičių, tai ji įdėjo dar vieną įnašą papildydama informuotų miestų skaičių Jungtinėse valstijose. Dabar praėjus dar kelioms savaitėms, tai yra mūsų surinkta spaudos konferencija Teksaso architektų ir inžinierių, kurios metu mes supažindinsime jūs su savo tyrimu ir peticiją, kurie jau pasirašė 1100 architektų ir inžinierių. Taigi skaičiai auga, šis judėjimas įgauna pagreitį ir jis didėja ir stiprėja su kiekviena diena. Ir jeigu mes toliau tęsime, tai mes turėsime naują tyrimą, aš tuo nebejoju. Jei pasižiūrėsite, kaip pasidarbavo MIC stovykla, tai pamatysite, kad jie surinko virš 80 000 peticijų vien tik tai New Yorko mieste. O dabar, jei pažvelgtumėte į New Hampshire, tai ten dabar smarkiai darbuojasi 12 miestų dėl galimybės atnaujinti tyrimą. Taigi, negaištant laiko, tik noriu pabrėžti, kad mes jau esame labai arti mūsų užbrėžto tikslo ir visa tai yra dėka susivienijusių architektų ir inžinierių pastangų praminti šiai tiesai kelią. Taigi noriu padėkoti visiems susirinkusiems, kad atvykote. Šiandieną turime gerų pranešėjų, gerų filmų ir žinoma gerą auditoriją. Tai jūs. Ir atsiprašau, kad neprisistačiau, aš esu Matthew Medina iš We Are Change San Antonio. We Are Change ir paprastų žmonių organizacija. Aš užsiimu multimediją, švietimų, renginių organizavimu, taigi štai kas aš esu. O dabar noriu pristatyti kitą mūsų svečią, žmogų, kuris yra nuveikęs labai daug šioje srityje, žmogų su labai stipriais tiesos, žinių ir teisingumo pagrindais. O teisingumas yra tai, ko šiuo metu taip trūksta paprastiems žmonėms. Juk net pirmiesiems pagalbininkams, atsiliepusiems rugsėjo 11 pagalbos šauksmus, nei vėliau nebuvo, nei dabar nėra suteikiama būtinoji medicininė pagalba. O jau praėjo 9 metai. Taigi kitas svečias žmogus, kuris nuspėjo rugsėjo 11. Jis turėjo įkalčius, jis turėjo dokumentus. Ir dabar kartu su architektais ir inžinieriais mes pamatysime, kad informacija iš JetPure, Big Journalism ir Security X buvo rugsėjo 11 įkalčiai dar prieš įvykstant rugsėjo 11. Mūsų kitas svečias filmų kūrėjas, trimosios žurnalistikos veteranas, tarptautinis radio laidų transliuotojas ir galima būtų pasakyti informacinio karo vadas. Nebejoju, kad jūs esate apie jį girdėję. Misteris Aleksas Enrikas Džonsas. Dėkoju. Na, aš buvau sujaudintas, kai jie mane pakvietė praeitą savaitę. Ir yra nuostabu žinoti, kad Amerikos žmonės buvo susibūrę jau 50 valstijų. Ir kad vyko šie viešieji renginiai bei alternatyvios žiniasklaidos spaudos konferencijos rugsėjo 11 tema. Bei kad buvo metami iššūkiai oficialiai išgalvotai sąmokslo teorijai apie rugsėjo 11, kuri buvo iš anksto paruošta dar prieš įvykstant rugsėjo 11. Ir geros žinios yra tai, jog nepaisant to, kad vyraujanti žiniasklaida praktiškai visiškai ignoruoja architektus ir inžinierius, atskleidžiančius rugsėjo 11 tiesą. Ši informacija nesustabdomai plečiasi ir su kiekviena diena aprėpia vis daugiau erdvės. Ir kaip yra pasakęs prancūzų filosofas, jokia kariuomenė negali sustabdyti idėjos, kurios laikas pribrendo. Ir dabar beje, kaip niekada anksčiau, mes matome, kaip vyraujanti žiniasklaida ne tik ignoruoja mus, bet dar ir pradeda mus demonizuoti.
Per pastarosius 8 metus kovos už rugsėjo 11 tiesą mums tenka stebėti brangiausiai kainuojančias atakas bei demonizavimo kampanijas per visą istoriją, kadangi mes keliame pavojų sistemai. Kaip sakė Mohamedas Gandhi, iš pradžių jie tave ignoruoja, paskui jie iš tavęs juokiasi, tada jie tave puola ir galiausiai tu laimi. Ir mes žengėme į tą stadiją, kuomet jie mus ignoravo, tada jie bandė iš mūsų juoktis, o dabar jie mus puola ir mes laimime. Problema yra ta, vienintelė problema su 9.11 tiesa yra ta, kad mes turime tiek daug įkalčių, tiek daug faktų, tiek daug įrodymų, jog oficiali versija yra melas nuo pradžios iki galo. Ir pavyzdžiui, vien tik šią savaitę aš nesustodamas pusvalandį pasakojau apie tai, kaip ACLU gavo Baltųjų rūmų memorandumą, kurį išleido Dickas Cheney's, tikrasis to laiko prezidentas. Skirta rugsėjo 11 komisijai, kurią paskyrė Bušas, jie niekada nebuvo nepriklausoma. Ir jiems buvo liepiama netirti rugsėjo 11. Jūs nesigilinsite į atakas. Tai buvo panaudota kaip propagandos įrankis įvesti nacionaliniams ID kortelėms, nuogų kūnų skanavimui, Nordcomui ir tėvynės apsaugai, taip federalizuojant šią valstybę. Ir vėliau kai kurie rugsėjo 11 komisijos nariai pasakė, kad jiems buvo draudžiama tirti įvykius ir kad buvo grasinama šeimos narių areštu, bet vėliau 6 iš 10 narių prisipažino, kad tai yra visiška priedanga. Ir Washington Post bei kiti rašė, kad tai visiška priedanga. Žinome apie Džoną Farmerį, vieną iš tarybos vadovų bei teisėjų, naujai išleistoje knygoje atskleidžianti, jog tai buvo kriminalinė Pentagono priedanga. Taigi, vien tik šių faktų pakanka, kad priversti atlikti naują tyrimą. Jo ir šitos informacijos pakankamai daug, kad pareikalauti naujo tyrimo, bet problema čia tame, kad ir pati valdžia yra kontroliuojama tos pačios šešėlinės vyriausybės, infiltruotojų, kurios turime šioje šalyje esančius CŽV ir kitose tarnybose, infiltruotojų, apie kurios kalbėjo neseniai Ronas Polas. Amerika infiltruota. Nuo Kenedžio laikų šios nacijos daugiau nebevaldo žmonės. Taigi 9.11 tiesa yra daugiau nei tik 9.11 tiesa. Tai yra bendrai tiesa. Tai neteisybės pabaiga. Tai laikas, kai žmonės pradeda užduoti klausimus, pradeda tirti, tampa informuotais, pradeda domėtis geopolitiniais klausimais, Pentagono veikla ir karo mašinos veikla, apie kurią anuomet buvo perspėjęs Eisenhoweris. Ir dabar žmonės tuo domisi ne mažiau negu beisbolu, futbolu, ar, pavyzdžiui, kuo užsiima jų mėgiamo Holivudo žvaigždė. Bet grįžkim prie fakto, kad pastarąsias kelias savaitės buvo platinami spaudos pranešimai apie šią konferenciją, kuri šiandieną vyks 8 valandas ir ją užbaigs daktaras Bobas Baumanas, atskleisdamas rugsėjo 11 faktus. Bet kai tai skelbė 1000 architektų ir inžinierių, ir prieš kelias savaitės jie turėjo spaudos konferenciją ir užsienio spauda apie tai rašė, ir Washington Times, ir tai vis tiek nesulaukė nei vienos 100% dalies dėmesio, kiek jo turėjo būti skirta. Ir tai yra dėl to, kad sistema vienareikšmiškai bijo šios informacijos. Nes ši informacija yra tiesa. Ir aš žinau, kad čia yra dalis pagrindinės žiniasklaidos ir nemažai alternatyvos žiniasklaidos. Ir aš tik noriu pabrėžti, kad priežastis, dėl kurios pagrindinė žiniasklaida bankrutuos, jau daug kur bankrutuoja laikraščiai ir netgi kabelinės televizijos reitingai krenta. Tai yra dėl to, kad visose daromose apklausose išaiškėjo, kad Amerikos žmonės daugiau nebepasitikė kontroliuojama korporatyvinė žiniasklaida. Jie pasitikė alternatyvia žiniasklaida žymiai daugiau. Ir tai yra šio karinio industrinio komplekso pabaigos pradžia. Jie pagaliau iš tos savo arogantiškos ignoravimo stadijos, kuomet mus vadino šizofreniniais paranoikais, dabar perėjo į kitą stadiją, kuomet atvirai pareiškė, pradedant Baltųjų rūmų kiberapsaugos planu, kurį sukūrė Bušas ir vėliau prastūmė Kongresui, o dabar ir Senatui per Baracką Obamą, kad jie bandys išjungti alternatyvę žiniasklaidą. Cass Sunstein Baltuose rūmuose rašo įstatymų projektus, kurie suteiktų teisinę galimybę areštuoti žmonės, kalbančius apie rugsėjo 11 sąmokslo teoriją, ar bent jau licencijuoti juos arba kažkaip apmokestinti jų kalbą. Vakar Reuters pranešė, tai jie padarė pakeitimus Senato kiberapsaugos įstatymo versijoje. Dabar prezidentas negalės išjungti vienas interneto, kai to panorės, uždaryti internetą. Dabar jis, pagal viską, turės paskirti korporacijų vadovų tarybą, kurie jam duos patarimą, tačiau galutinė valdžia išlieka prezidento rankose.
Tik pagalvokit, kaip toli nuėjo šita šalis, kad dabar jau vyriausybė ir korporatyvinė žiniasklaida taip išsigando alternatyvios informacijos bei piliečių įvertinimo, kad dabar jie atvirai tikrina, kaip žmonės reaguos į jų pirmuosius laisvo interneto, tokį kokį mes jį žinojame, uždarimo beta testus. Jie to neketino daryti šiame etape. Iš jų vyriausybinių pranešimų, kuriuos man teko skaityti, buvo matyti, kad jie ketino tą daryti per artimiausius 50 metų, bet dabar jie desperatiškai spartina savo planus, nes pamatė, kad žmonės pabunda ir tai vyksta, nes tiek daug įžymių žmonių viešai kalba apie rugsėjo 11 tiesą. Buvęs Vokietijos krašto apsaugos ministras Andrejs Fandulovas bei dabartinė Japonijos vyriausybė labai smarkiai viešina rugsėjo 11 tiesą, nes jis pas juos atvažiuodavo, jis ir mano laidose kalbėjo daug sykių. Ir pas japonus jis rodydavo video su griūvančių pastato numeris 7, jų kongrese, jų parlamente. Turime žmonių tokių kaip daktaras Bobas Baumanas, tai yra buvęs žvaigždžių karų programos vadovas, karo veteranas ir tikrai labai sąmoningas asmuo, kuris aktyviai skleidė rugsėjo 11 tiesą, važinėdamas po Jungtinės Amerikos valstijas ir visą pasaulį. Ir dar tūkstančiai kitų žmonių daro tą patį. Svarbiausia, kad visą tai sužino milijonai ir milijonai paprastų žmonių, kurie dabar suvokia pavojų. Kad jeigu kriminalinė grupė sugebėjo nužudyti 3000 žmonių vidury baltos dienos, aplenkiant fizikos dėsnius, ir prastūmė tai žmonėm, ir pradėjo nelegalius karus, ir vėliau nužudė virš milijonų irakiečių, ir iš anksto apgalvotai primelavo apie masinio naikinimo ginklus, tai niekas iš mūsų nėra saugus. Kadangi šita pati sistema yra valdžioje, ir nesvarbu, ar turėsime Džordžą Bušą, ar Baracką Obamą, ar kokį nors Ricką Perry po 3 metų baltuosiuose rūmuose. Sarah Palin neišgelbės jūsų. Joe Bidenas neišgelbės jūsų. Jūs išgelbėsite šią šalį ir šią planetą. Jungtinėms valstijoms reikia tikrojo pasaulinio masto laisvės ir teisingumo švyturio, pavyzdžio kitoms tautoms, kuris šiuo metu yra virtęs korupcijos, priespaudos ir tironijos pavyzdžių. Tarybiniai komunistai prieš 60-70 metų kankino žmonių vaikus, jie engė religingus, bet jie niekada viešai to nepripažino ir nemėgino prastumti to liaudžiai kaip gerus dalykus. Naciai kankino ir žudė žmonės masėmis. Jie prieš akis kankino žmonas ir vaikus, kad išgautų melagingus prisipažinimus, bet jie niekada viešai tame neprisipažino, netgi jų kengūriniuose teismuose. Ta darė tik arogantiški socinžinieriai, kontroliuojantis šią šalį, tokie žmonės kaip Jonas Yu, tokie žmonės kaip Alberto Gonzales, tokie žmonės kaip Barackas Obama, kuris ir toliau tęsia slaptų areštų bei slaptų JAV kalėjimų plėtojimo politiką visame pasaulyje. Jie yra vieninteliai istorijoje, kurie yra sakę, kad vaikų kankinimas yra geras dalykas. Jie faktiškai mėgina pakeisti žmonių mąstyseną, bando pripratinti mus prie šio gryno blogio, korupcijos ir žudimo. Taigi, visa ši išdavikiška Nordkomų ir tėvynės apsaugos priespaudų sistema, kurią mums parkišo taip, kaip tai buvo padaręs Hitleris, atseit kaip mums naudinga ir skirta mažumai, atseit prieš žmonės dėvinčius turbanus ir gyvenančius urvuose už 1000 kilometrų. Bet mes turime praeitų metų tėvynės apsaugos ir Pinako dokumentus, skirtus įstatymų prižiūrėtojams, kurie patvirtina ir įrodo tai, ką mes jau ir anksčiau žinojame. Visas sistemos dėmesys sufokusuotas į aktyvistus, į pacifistus, į GMO maisto priešininkus, antros pataisos aktyvistus, taikos ir teisingumo propaguotojus, prieš sugrįžtančius karo veteranus, prieš buvusius policininkus. Bet kas turi bet kokių sugebėjimų, yra šios slaptos policijos tinklo taikinyje ir sistema tai nori panaudoti prieš mus. Bet gera žinia yra tai, kad bet kurioje apklausoje, bet kurioje dėmesio grupėje ir pagal bet kurios požymus, kuriuos tik tai turime, tai tik tai privertė žmonės pabusti ir labai gerai suvokti, kokioje blogoje situacijoje yra padėtis. Kadangi taip, žmonės pradeda pabusti, bet sistema nedelsiant pradeda eiti prieš mus lyg potvynis, mėgindama galutinai palaužti mūsų valią ir mėgindama panaudoti Jungtines valstijas kaip globalaus dominavimo variklį.